So, thank you very much and welcome to the Dėkoju last panel of ir this conference, but nevertheless, džiaugiuosi we have galėdamas a Jūs very pasveikinti urgent paskutinėje issue. diskusijoje One of the šios most dienos, urgent tačiau issues, aptarsime ko relevant gero topics at the aktualiausią moment, klausimą which is šiuo metu, threats. ar jau Europa yra And which pasiruošusi bring, hybridinėms our grėsmėms. NATO countries Tiek Lietuva, tiek have kitos been NATO facing valstybės more susidūrė and su more vis frequently daugiau for the ir vis recent months, dažnėjančiomis probably pastaraisiais mėnesiais, net jeigu ne And a pastaraisiais good metais, example of tomis that hybridinėmis is, the grėsmėmis. recent NATO Ir Foreign ko gero Ministers geras meeting, pavyzdys which was būtų basically NATO a week ago. valstybių ministrų susitikimas, kuris taip pat buvo lydimas hybridinių grėsmių ir norėčiau šiek tiek giliau panagrinėti tai ir tą susitikimą, kokie sprendimai to susitikimo bus lemiami. Ir matome, kad hybridinės grėsmės vis labiau matomos, vis didesnį žalą sukeliančios. Anksčiau tai buvo tokia gan abstrakti savoka, o dabar matome tokius labai konkrečius ir fiziškas apraiškas, kaip tos atakos veikia mūsų gyvenimą. GPS ryšio sutrukdymas, ryšio kabelių nutraukimai ir panašus ekscesai. Tai tų pavyzdžių yra daugybė ir juos matome savo gyvenimuose vis dažniau ir akivaizdžiau. Tai trumpas formato apibūdinimas. Aš kiekvieno jūsų paprašysiu pasisakyti šiuo klausimu iki 5 minučių. Ir tuomet turėsime diskusiją. Taip pat dar noriu priminti ir auditorijai, kad galite slaido programėlėje užduoti klausimus ir aktyviai dalyvauti šioje diskusijoje. Taigi trumpai įžanginėms mintims keletui suteikiu jums žodį. Pirmiausia, aš taip dėkoju už pristatymą. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kalbant apie hibridinės grėsmės. Man nepatinka tas terminas hibridinės grėsmės. Vien dėl to, kad hibridinis tai yra būdvardis, kuris reiškia dviejų elementų sąveiką. Tačiau jis tik tai dar daugiau sumaišties įveda neaiškumo. Ir dažnai tai yra, politikoje tai būna. Aš galbūt konkrečiau apie tai kalbėčiau. Ir jeigu kalbėčiau apie hibridinę ataką, tai labiau yra dezinformacijos kampanija susijusi su diskusijomis Europos Sąjungoje, Europoje ir JAV apie Ukrainos ateitį ypatingai, apie tai, kokį vaidmenį greičiausiai Europos valstybės suvaidins Ukrainoje, kalbant apie tam tikras saugumo garantijas. Ir man atrodo, tai yra kažkas, kur Rusija labai aktyviai veikia ir kur toliau aktyviai veiks. Jau nekalbant apie tuos fizinius aspektus, kuriuos jūs minėjote ir kuriuos mes matėme. Bombardavimas, sabotažo atvejai, kibernetinėje erdvėje išpoliai, nužudymai ir šiuo metu jie yra svarbus, bet ne esminiai. Tai svarbiausias klausimas čia yra, ką Europa rengiasi daryti Ukrainoje ir kokias saugumo garantijas suteikti Ukrainai. Ir konkrečiai čia kalbu apie tą didįjį klausimą, ar mes deslokuosime pajėgas Ukrainoje, siekdami paliaubų ar ne kitais metais. Ir man atrodo, tai veda link keleto kitų elementų, kuriuos mes jau girdėjome paskutinėje diskusijoje, kur buvo paliestas Rusijos raudonų linijų, NATO raudonų linijų klausimas. Tai kalbant apie Rusijos bandymus skleisti dezinformaciją, tai yra eskalacijos baimės lenktynės tarp JAV, Europos ir Rusijos. Ir žinoma, visa tai yra labiausiai nukreipta į Europos sprendimų priėmėjus, Europos visuomenę iš esmės. Tai vienintelis priešnuodis šioje situacijoje yra būti budriems ir suvokti, kas vyksta, kad rusai turi labai aktyvių interesų didinti tas eskalacijos baimės tarp politiką formuojančių asmenų Europoje. Ir noriu aiškiai pasakyti, kad rusai nori skleisti tas eskalacijos baimės tokioje sudėtingoje situacijoje, keblioje situacijoje, kurioje mes esame atsidūrę šiuo metu, kalbant apie tą konfrontaciją dėl branduolinės galios, nes
Karo metu, man atrodo, ateityje tai taps dar aktualiau. Tolimieji puolimo pajėgumai, tai labai tikslus puolimo pajėgumai taps vis aktualesnė ateityje ir mes tą matėme kare Ukrainoje. Ir dislokacija būtent tų tolimų tikslių raketų paleidimas taps nepaprastai svarbus ir aktualus ir matavimasis, lyginimasis tą branduolinę galią. Tai ypač krizės laikotarpiu. Reikia nepamiršti tiek konvencinių, tiek nekonvencinių pajėgumų ir gebėjimo pulti. Rusai taip pat tam labai daug dėmesio skiria. Ir pateiksiu jums vieną konkretų pavyzdį. Ir jau tuoj netrukus baigsiu kalbėti, nes nenoriu viršyti man skirto laiko. Tai, kas vyksta Vokietijoje, kalbant apie JAV pajėgų dislokavimą, tai yra tos pajėgos, kurie sudaro įvairūs batalionai, svarbiausias jų yra kibernetinės ir elektroninės karybos batalionas, kuris užsiima kibernetinėmis ir ryšių srities kovinėmis operacijomis. Ir taip pat strateginis šaudymo batalionas, tai, kuris turi gebėjimų ir šaudyti iš HIMARS, vidutinio nuotolio ginklais. Ir rusai labai greitai mato tos vertikalias eskalacijos pastangas tiek tarp Vokietijos politikų, tiek apskritai visoje Vokietijos visuomenėje. Nes būtent tie JAV batalionai gali kelti grėsmę Rusijos branduoliniai grėsmiai. Ir tai labai greitai pradėjo cirkuliuoti socialiniuose tinkluose, skirtinguose socialinių tinklų kanaluose ir kur ta žinutė buvo sustiprinama. Komentatoriai vokiškai kalbamenčiame pasaulyje iš tiesų bandė pasakyti, kad šių pajėgų dislokavimas į Vokietijoje buvo prilyginamas saugumo kriziai ar kriziai 8-9 dešimtmetyje ir buvusiai Vokietijoje. Mums, man atrodo, svarbu suvokti, kokios yra tos eskalacijos grėsmės, apjungus šiuolaikinės karybos metodus, tą hibridinės grėsmės ir ypač vokiškai kalbame pasaulyje. Reikėtų tinkamai įvertinti tas grėsmes ir pilnai suvokti, kad Rusija tas grėsmes tik tai padidina savo naratyvę ir sieks padidinti tas grėsmes savo naratyvę per ateinančius 2-3 mėnesius, siekdama suskaldyti Europą. Ir stebės situaciją Ukrainoje ir, žinoma, bandys sumenkinti pastangas pasiekti paliaubų Ukrainoje. Dabar jums, generolė. Ačiū labai, dėkoju ir sveikinimai Linui Kojalai bei jo komandai su centro pavadinimu, pakeitimu ir puikiu renginiu. Labai džiaugiuosi čia galėdamas diskutuoti su puikiais ekspertais. Aš trumpai pasakysiu pirmiausia. Pabandysiu apibrėžti hibridinių grėsmių supratimą, kaip turėtume kalbėti apie tai, nes iš tiesų daug apibrėžimų skirtingų. Apie galimus NATO veiksmus taip pat kalbėsiu, ką būtų galima daryti, atliepiant į šią situaciją, kurią matome šiuo metu Europoje. Tačiau prieš tai dar norėčiau pabrėžti, kad hibridinė kova ir hibridinės grėsmės aš galbūt nesijaučiu labai patogiai kalbėdamas čia, sėdėdamas čia prieš jūs, nes
čia didžioji dalis tenka ne kariuomeniai šitų grėsmių. Ir aš galbūt užduosiu Jums klausimą, ar iš tiesų, ar NATO teritorijoje šiuo metu iš tiesų vyksta hybridinis karas, nes aš galbūt pasiginčyčiau, kad hybridinis karas vyksta Ukrainoje dėl dviejų elementų, karinio ir nekarinio elemento, kurie yra svarbus tame kare. Tačiau nepaisant to, kaip mes turėtume žiūrėti į hibridinę karybą, yra keletas svarbių elementų. Čia pirmiausia, karinis elementas ir nekarinis elementas. Tai mes dabar galėtume pažiūrėti, ką turime, ir tai turi būti integruota kampanija, kurioje vyrauja abu elementai. Taip pat, tai turi būti tokia iniciatyva, kuria siekiama įgyti psichologinį pranašumą, sudėtingas ir didelis informacijos srautas, operacijos kibernetinėje erdvėje, elektroninėje erdvėje, koordinuoti kariniai veiksmai bei ekonominis spaudimas. Tai trumpai sakant, visi nacionalinės galios instrumentai turi būti panaudoti hibridinėje karyboje. O kalbant apie technologijas, nes pavadinime sakoma, kad šiuolaikinė karyba, tai iš tiesų technologijos suteikia galimybę pasiekti gerokai toliau ir daugiau. Ginkluotųjų pajėgų panaudojimas, konvencinė prasme, tai siekime kuo mažiau panaudoti ir išvis nepasitelkti tradicinės karybos metodų, ginkluotųjų pajėgų hibridinėse grėsmėse, hibridinėse išpuolėse. Kalbant apie Rusiją ir saugumo situaciją Europoje, nieko naujo šioje srityje. Ji yra susilpnėjusi, ji siekia susilpninti Europą, suskaldyti Europą ir neutralizuoti NATO ir pasinaudoja visomis įmanomomis priemonėmis, kurias turi Rusija savo arsenale. NATO atsakas, jau buvo minėta, moderatorius minėjo, užsienio reikalų ministrų susitikimą Briuselyje. NATO plotmė yra atsakas į hibridinės grėsmes, pirmiausia, turi būti nacionalinis. Ir per nacionalinį atsaką mes galime tik tai kovoti su tomis hibridinėmis grėsmėmis. NATO kolektyviai gali palaikyti valstybės narės, joms padėti, jeigu to reikia, ir bendrauti su kitais veikėjais ir bendrauti su ES, jeigu to reikia, jeigu tai yra svarbu. NATO skatina investuoti į kritinės infrastruktūros atsparumą. Ir galbūt norėčiau dar pasakyti kai kurios dalykus, kuriuos gan lengva apibrėžti, bet nėra taip lengva įgyvendinti praktiškai. Vienas svarbiųjų dalių yra suvokti tai, kas vyksta, žinoti. Tai reiškia, kad žvalgybos pajėgos, kontražvalgybos pajėgos turi gerai būti integruotos į NATO architektūrą. Šiuo metu mes turime tam tikrą iššūkį kontražvalgybos pajėgų. Ar lengviau turėti tik tai žvalgybinės pajėgas, ar ir kontražvalgybą? Nes yra tam tikri apribojimai, kiek galima dalytis informaciją. NATO taip pat skatina diplomatinį atsaką. Ir dabar, į kai kuriuos įvykius įvykusius mūsų teritorijoje, neturime bendro požiūrio NATO plotmėje, koks turėtų būti atsakas į tuos veiksmus, į tuos įvykius. Nuo 2016 NATO susitarė, kad hibridiniai veiksmai gali užtraukti 5 straipsnio veikimą. Tai yra toks reikšmingas, didelis pareiškimas, tačiau tai yra nemenkas iššūkis. Kai kas nors nutinka, yra daug triukšmo, aiškinantis, kas tą padarė. Ir dažniausiai tai visi žino, kad tai yra Rusija arba kitas panašus veikėjas. Tačiau labai sunku pasiekti bendro sutarimo dėl kažkokių bendrų veiksmų ar 5 straipsnio aktyvavimo ir dėl kažkokių tai pasiekmių, kurios būtų rimtos. Tai pabaigsiu savo įžangą, kalbant apie karinius dalykus ir gynybos pajėgumus. Mes dabar sakome, kad turime plėtoti kolektyvinės gynybos pajėgumus pagal 5 straipsnį.
Kalbant apie regioninius gynybos planus, tai yra mes turime plėtoti didžiulius gynybos pajėgumus ir paskirtoji ministrė kalbėjo apie didžiulį spaudimą tam, kad mes turime rasti ir finansavimą būtent tam. Taisyklė paprastai yra tokia, kad jeigu mes galime imtis tos kolektyvinės gynybos, jeigu mes turime kolektyvinės gynybos pajėgumus, tai mes galėsime ir susidoroti su hibridinėmis grėsmenimis, kurios gali būti susiję ir su karinė sritimi. Ir, dabar jau suteikiu žodį jums. Vienas iš mano klausimų yra tiesiogiai susijęs su tuo, ką sakė generolas. Iki šiol viešoje erdvėje vis dar vyksta diskusijos, ar turėtume nubrėžti aiškias raudonas linijas, kalbant apie 5 straipsnio aktyvavimą kaip atsaką į hibridinės grėsmes. Ir jeigu taip, tai kur ta linija turėtų būti nubrėžta? Kokia jūsų nuomonė pirmiausia? Ar turėtume nubrėžti tokią raudoną liniją? Ir kur ją turėtume brėžti, jeigu taip? Man atrodo, vėlgi, tai labai stipriai priklauso nuo to, apie kokias operacijas mes kalbame. Aš nežinau, man atrodo, ne veltui tos hibridinės atakos ir vadinamos hibridinėmis atakomis, tai reikia įvairiausio moduliai gali būti naudojami ir kas paskatintų tą 5 straipsnio aktyvavimą, tai yra susitarimo reikalas. Viskas priklauso nuo konteksto, tačiau aš manau, kad apibrėžimai yra vienas dalykas vienoje pusėje, kas yra gerokai svarbiau nei teisiniai techniniai aspektai, kas yra tos hibridinės atakos ir kas jas sudaro. Tačiau daug svarbiau yra tai, kaip mes jas reaguojame. Ir čia aš bijau, kad mes kartais per daug reaguojame, nei veikiame proaktyviai, kalbant apie tas problemas, kurias mūsų priešai išnaudoja. Ir tokie veikėjai kaip Rusija tiesiog stengiasi mus išbandyti, mus kaip vakarus išbandyti. Pabando vieną dalyką, kitą dalyką, palaukia ir žiūri, kokia bus reakcija. Ir man atrodo, bent jau viešojoje srityje mes nesugebame gerai atlaikyti tų bandymų Rusijos, tų siunčiamų signalų. Mes matėme tą ir sabotažo atvejus, mes turime čia gerinti savo pajėgumus ir nežinau, koks galėtų būti atsakymas, kur ir ką mes turėtume daryti šioje srityje. Čia yra tam tikras dviprasmiškumas šioje srityje. Kaip reikėtų reaguoti ir iš vis reikėtų reaguoti. Tačiau ką reikia aiškiai pasakyti, kad mes galbūt turėtume proporcingai ar realiai reaguoti. Nesakau, kad mes irgi turėtume rengti sabotažo operacijas ar žudymus suorganizuoti kitose valstybėse. Tačiau yra tam tikri dalykai, ką mes galime daryti pagal savo teisinę sistemą. Svarbiausia, arba, ko mes tikrai neturėtume daryti, tai niekaip nereaguoti. Tai mes turbūt nebūtinai turime taikyti 5 straipsnį, galbūt čia galėtų įsijungti 4 straipsnis, galbūt galėtų būti kitų mechanizmų. Taip, pirmasis atsakas turėtų būti būtent nacionalinis atsakas. Aš manau, kad mūsų strateginės kultūros dalis yra galvoti iš karto apie NATO, kad NATO turėtų kažką tai daryti. Ne. Visų pirma, mes turėtumėm nacionaliniame lygmenyje pasižiūrėti, ką mes galime pasidaryti nacionaliniu mastu. Taip, lyderiai kitų šalių NATO yra svarbu, koordinuojant tą atsaką, bet iš esmės viskas prasideda nuo nacionalinio lygmens. Generolė, tikrai su dauguma tuo, ką Francas pasakė, sutinku. Yra 3 straipsniai, kurie yra svarbus. 3 straipsnis, tai yra mūsų nacionalinė atsakomybė pasirengti savo gynybos sistemas, reaguojant į bet kokią agresiją. Tai įskaitant hibridinės grėsmės. Jūs minėjote NATO sutarties 4 straipsnį, kuris irgi svarbus. Jeigu valstybė nusprendžia
jog pati negali susidoroti, prasideda konsultacijos. Tai čia tada galima prašyti indėlio iš NATO pusės. Sutinku su tuo, jog Rusija testuoja mūsų raudonasias linijas. Tai yra žiūri, su kuo mes susitaikysime. Ar iš mūsų pusės būtų protinga raudonąją liniją brėžti ir apie tai kalbėti, tai komunikuoti, nežinau, nemanau. Iš tiesų, Rusija laikosi to dviprasmiškumo ir to neaiškumo mūsų atžvilgiu, mes lygiai taip pat galėtumėm tą daryti. Viduje tiesa, NATO organizacijos viduje ar nacionalinių lygmenių mes turėtumėm susitarti, kokie veiksmai mums yra raudonoji linija ir kokių mes veiksmų esame įsipareigoję imtis, jeigu ta raudonoji linija bus peržengta. Taigi, kaip turėtumėm atgrasyti tas grėsmes. Ir diskusijose minimi du būdai. Vienas jų naudoti simetrinės priemonės, tai yra atsakyti tuo pačiu į grėsmes. Kitas būdas stiprinti savo pajėgumus, taikyti daugiau sankcijų, taikyti daugiau minkštųjų priemonių. Tai rizikai valdyti ir grėsmėms atgrasyti. Tai iš jūsų nuomonė, koks turėtų būti atsakymas? Abu priemonės ar kažkas per vidurį? Karinės priemonės yra tik tai nedidelis visų priemonių nedidelė visų priemonių portfelio dalis. Jeigu mes iš tiesų kalbame apie scenarijus ir jeigu kalbame apie hibridinės grėsmes ir prie savokos, kuri buvo sugalvota 2007 metais, man atrodo, manau, kad nereikėtų nuvertinti nuvertinti pajėgų, kurias galėtų dislokuoti, pavyzdžiui, tokia didelė valstybė kaip Rusija. Jeigu pagalvotume apie valstybės, kurios nėra fronto linijoje, sakykime, Vokietija, bet turi tą strateginę svarbą NATO veikimui, gali bet kokiams kariniams veiksmams yra labai svarbi kritinė infrastruktūra, keliai, susisiekimas. Mes, aišku, tikėtumės iš tokios strategiškai orientuotos valstybės kaip Vokietija, specialiųjų pajėgų dislokavimo, galbūt agentų slapta dirbančių naudojimo. Visa tai yra NATO įrankių tarsi priemonių dėžutėje. Bet mums reikia būti labai konkretiems. Tokioms grėsmėms ir reikėtų karinio atsako, kibernetinio operacijų, sabotažo operacijų. Aš negaliu jums pateikti plano, kaip būtų galima konkrečiai atsakyti į hibridinės grėsmes. Aš manau, kad mums tiesiog, kaip vakarams, reikia išsamesnės gynybos koncepcijos, totalinės gynybos koncepcijos, kuri apimtų visus šituos elementus. Ką mes konkrečiai vertiname kaip hibridinės grėsmes, kaip mes konkrečiai į tai reaguojame. Tiesa, turiu pasakyti, kad per paskutinius porą metų pažanga buvo padaryta, bet reikia nuveikti dar daugiau. Generolė, porą pastabų. Visų pirma, turime pasižiūrėti į visas mums prieinamas priemonės. Vėlgi, kaip buvo minėta, mes turime visą priemonių portfelį. NATO, mano žiniomis, turi priemonių rinkinį, kuris galėtų būti panaudotas, atsižvelgiant į diskusiją su atskiromis valstybėmis. NATO bendradarbiauja, bent jau su Europos Sąjunga, labai glaudžiai. Kaip turėtų atrodyti atsakas NATO valstybėse, Europos Sąjungos valstybėse. Būtent tokios diskusijos turi pridėtinę vertę. Vis dėlto pabaigai turiu pasakyti, kad viena sritis, tai yra informacinė sritis, tai yra tas sritis, kurioje mes turėtumėm rodyti daugiau iniciatyvos. Mano nuomonė, šiuo metu mes daugiau reaguojame į tai, kas vyksta. Tad informacinė sritis, tai yra tas sritis, kurioje mano nuomonė yra saugu veikti. Mes galėtumėm užsitikrinti, kad mūsų žinutės būtų išgirstos kitoje pusėje. Būtent taip, kaip mes norime jas komunikuoti. Turime klausimą iš auditorijos. Vienas yra skirtas ponui Gadi.
Tai kalbant apie šiuolaikinio karo taktikas, nes mes turime ne tik šiuolaikinį fizinį karą, bet ir taktinės, psichologinės operacijas. Kaip jūsų nuomonė yra pasirengusi Lietuva? Ar ji pajėgi? Psichologinis karas, tai neuro karas, ar Lietuva yra pasirengusi į tokį karą vykdyti. Na, karas visą laiką yra valios kova, dviejų pusių atsilaikymas viena prieš kitą. Aš manau, kad mes turime tikrai šiuolaikinėje karyboje tą informacinį karą, kibernetinės atakas, turime ir tą kognityvinį karą. Tai yra priemonės, kuriomis siekiame savo oponento pasaulėžiūrą, savo protą paveikti. Tai aš nežinau, ar tai yra karinės operacijos. Taip, tai yra, mano nuomonė, tokios operacijos turi potencialo, ypač kalbant apie naujasias technologijas, mes jas galime tokiam karui panaudoti, bet priešininkas gali daryti lygiai tą patį. Aš nežinau, ar toks karas gali pakeisti karinius veiksmus ir kokios sėkmės galima pasiekti su tradiciniais kariniais veiksmais. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui atsirado ta savoka, tas manimas, kad netiesioginėmis priemonėmis, ne smurtinėmis priemonėmis būtų galima pasiekti savo priešą ir jį palaužti. Ir nuo to laiko vyksta diskusijos, ar dėl to, kas yra veiksmingiau, tradiciniai manevrai, tradicinis karas ar išsekinimas, kognityvinis karas. Aš esu tradicionalistas, aš manau, kad daryti įtaką priešininkui, jį išsekinti galima tradiciniais kariniais veiksmais. Dėja, tai yra smurtiniai veiksmai. Aš manau, yra iliuzija. Mes tiesiog save apgudinėdami, manydami, kad priešą galima palaužti tik tai informacinėmis priemonėmis, per kognityvinį karą. Taip, tuo užsiimti galima, bet mano nuomonė, kai kalbame apie šiuolaikinį karą, tai neturėtų būti vienintelis būdas kovoti. Iš tiesų, jeigu mes jeigu vykdydami kognityvinį karą nepasieksime trokštamų rezultatų, tai reiškia, kad nukentės mūsų tradiciniai karo pajėgumai, mes juos apleisime ir karas nebus laimėtas. Po klausimas generolui Baltrėnui. Pasižiūrėkime į tai, kas vyksta Baltijos jūroje, į kabelių nutraukimą. Ar turėtumėm reaguoti į tai ir koks atsakas buvo iki šios akimirkos? Ačiū labai už tokį klausimą. Geras klausimas. Visų pirma, NATO turbūt situacinį suvokimą įgijo. Mes dabar pradedame galvoti ir apie jūrų tą sritį, paskutinį apie vandenis ir vandenyse. Mūsų vandeninuose, jūrose turi būti, norint užtikrinti visapusišką apsaugą, turi būti daug laivų. Bet to tai faktiškai ir praktiškai neįmanoma padaryti. Bet iš tiesų mes dabar suprantame ir išsiaiškinome, kur mūsų laivynas yra. Ir mūsų atsakas buvo užtikrinti didesnį patruliavimą, stipresnį, intensyvesnį patruliavimą tose vietose, kur eina svarbiausi kabeliai, mūsų svarbiausioji infrastruktūra. Tad dabar NATO užsiima visos povandeninės infrastruktūros žemėlapio sudarimu. NATO analizuoja dabar povandeninės infrastruktūros vietą, jos kritiškai svarbius taškus. Taip, tyriame, kas vyksta ir tarp valstybiniai tyrimai ir toliau vyksta, siekiant išsiaiškinti, kas yra tų incidentų kaltininkas. Klausimas abiem mūsų panelinės diskusijos dalyviams.
Dėl dezinformacijos, tai koks būtų jūsų patarimas, rekomendacijos valdžioms, kaip kovoti su dezinformacijos skleidimu, naudojant įvairias tarptautinės platformas. Grįžtu prie to, ką jau kalbėjau anksčiau, daugiau iniciatyvos informacinėje erdvėje ir tai platformos yra būtent praktinė tos iniciatyvos dalis. Tai aš manyčiau, kad reikėtų tiesiog aktyviai blokuoti visus informacinius kanalus, kuriais Rusija skleidžia dezinformaciją, propagandą. Mano nuomonė, tai yra labai sėkmingai taikoma priemonė ir aš kitiems vakarų šalims pasiūlyčiau ir rekomenduočiau daryti tą, ką Lietuva darė sėkmingai, tai yra tų kanalų prieinamumo užkardymas. Tai tas pats turbūt iš tiesų mes galėtumėm savo platformas panaudoti, komunikuodami savo žinutes į kitą pusę, tai yra į Rusiją. Bet aš manau, kad mūsų visuomenės yra pajėgios būti atsparios Rusijos propagandinėms žinutėms. Pone Gadi, taip jūs jau minėjote labai svarbų elementą, tai yra edukacija, kovojant su propaganda. Aš grįžtu vėl prie tos pačios totalinės gynybos koncepcijos. Daugelis Europos šalių, ypač Skandinavijoje, šaltojo karo metais turėjo tokią koncepciją. tą koncepciją reikia atgaivinti, peržiūrėti, įtraukti į mokymo programas, didinti sąmoningumą visuomenės. Antras elementas, kovojant su propaganda, tai bent jau visoje Europoje ir gal Europos Sąjungoje ir NATO valstybėse reikėtų atidžiau pasižiūrėti į teisinę sistemą, teisinius parametrus ir sudaryti sąlygas būtent aktyviau, iniciatyviau reaguoti į dezinformaciją internetinėje erdvėje. Nes mes Europoje tikrai turime geriau pasirengti ir tikrai geriau, efektyviau blokuoti tas platformas, skleidžiančias dezinformaciją ir propagandą. Mes taip pat turime sustiprinti ir savo žvalgybinės pajėgas, nes aš manau, kad būtent galiausiai žvalgyba pasitarnaus efektyviai kovojant su tokių platformų skleidžiama dezinformacija. Aš manau, kad tiesiog reikia užtikrinti tinkamą teisinę bazę, teisinius parametrus žvalgybos institucijoms veikti. Lietuvoje nuo Krymo aneksijos prieš 10 metų dabar jau įvedėme labai griežtą politiką susijusią su Rusijos televizijos kanalais, su kitais informacinės sklaidos kanalais. Juos blokuojame, jeigu jie skleidžia propagandą. Kokia yra situacija kitose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje. Kai kuriuose valstybėse nėra teisinės sistemos, kurie leistų tokius veiksmus įgyvendinti, nėra teisinių parametrų bendrai žvalgybiniai veiklai vykdyti, pavyzdžiui, ir tom valstybėms kyla iššūkiai, joms reikia kitų šalių žvalgybos tarnybų pagalbos, aktyviai reaguoti, iniciatyviai identifikuoti kibernetinės grėsmes informacinėje erdvėje. Aš manau, kad iš tiesų kitose šalyse vis dar trūksta to supratimo, trūksta totalinės gynybos koncepcijos. Daug dalykų yra įvykę nuo 2022 vasario. Vėlgi, viena problema, konkreti problema vokiškai kalbančiame pasaulyje, hibridinės grėsmės laikomos tokiu pasiteisinimu tarsi ir vadovaujantis ir kalbant apie hibridinės grėsmės, nekalbama apie didesnį konvencinių pajėgų stiprinimą. Taip yra vokiškai kalbančioje Europos dalyje. Tai hibridinėmis grėsmėmis yra prisidengiama siekiant neinvestuoti tiek daug į gynybinius pajėgumus. Taip, tokia tendencija matoma visoje Europoje, bet vokiškai kalbančiose šalyse tai buvo labai populiaru ir pasiekė apogėjų.
Aš manau, kad tokią situaciją reikėtų taisyti. Taip, kitas klausimas generolui Baltrėnui apie Baltijos jūrą. Ar darome pakankamai, kad atgrasytume Rusiją Baltijos jūroje, nes gal mes galėtumėm išplėsti savo priemonių spektrą, kad išvengtumėm tokių incidentų Baltijos jūroje. Galbūt nedrįsčiau pereiti prie atgrasimo srities, apie kurią kalbėjo ekspertas, tačiau leisiu savo šiek tiek kištelėti koją į tai. Mes matėme, kokius proaktyvius veiksmus vykdo Rusija ir manau, kad turime tam tikrą atgrasimo lygį. Visuomet sunkusis klausimas yra, kaip mes matuojame tą atgrasimą. Tai priklauso nuo mūsų priemonių turimų arsenalo. Taip, Rusija nekonvencinius puolimo būdus panaudojo. Nepaisant to, mes prieš 20 minučių intensyviai diskutuojame apie hibridinius atakas. Greičiausiai išvada bus ta, kad Rusijos neatgrasėme nuo tų hibridinių atakų prieš NATO. Tai kokių veiksmų reikėtų imtis iš konvencinės pusės, kalbant apie tuos matomus veiksmus, galbūt daugiau pajėgų prie rytinės sienos, daugiau pratybų prie rytinės sienos, geresnė strateginė komunikacija. Ir aš žinau, kad visą tai, ką aš sakau, skamba šiek tiek galbūt kaip gražų žodžiai, tačiau mes, kaip kariuomenė, iš savo pusės tą darome. Ir tai yra visas tos atgrasimo kompleksas, visas nacionalinės galios instrumentų rinkinys. Jų yra daugybė, nuo diplomatinių iki kitų. Ar galėtų būti geriau? Taip, žinoma. Tačiau tai priklauso nuo to, kaip mes matuojame tą sėkmę savo veiksmų. Sutinku. Manau, kad klausimų šiuo metu daugiau nebeliko. Esu dėkingas abiems mūsų diskusijos dalyviams ir kviečiu dar kartelį jiems paploti.